Sveiki, su jumis Radio žinios. Aš, Donatas Ognauskas bei Giedrė Tarasevičiūtė. Šią savaitę mokinių paklausinėjome apie mokyklos maistą ir jo kokybę. Kaip tavo mokyklos maistas? Skanus. Man patinka valgyklos daržovės. Kaip jums valgyklos maistas? Ne kažką. Skanus, matai, iš kitur perku. Sveika. Labdiena. Kaip tavo mokyklos maistas? Man asmeniškai mokyklos maistas yra labai neskanus, nes nežinau, pavyzdžiui, sriubos yra vien tik vanduo, labai vandeningos, nėra nei prieskonių, nei joks skonio. Mano manimu yra gana tokia problema didelė, kada tu ateini į valgyklą ir sakai, ar turit kepsnio ir sako, mes jau jo nebeturim. Sveikas. Sveiki. Kaip tavo valgyklos maistas? Nevalgau šioje. Supratau. Žinome, artėja spalvų savaitė. Pakalbinome kūno kultūros mokytoją. Kokios spalvų savaitės gali sulaukti mokiniai šiais metais? Sveiki visi, spalvų savaitė bus įdomi, kaip visada, tai bus veiksmo savaitė, turėsime ką veikti. Noriu pasakyti, noriu paprašyti, kad visi rengtumėtės spalvotai ir į mokyklą galėsite eiti be gimnazisto uniformos. Tai va, jums yra vienas toksai didelis bonusas ir šiaip mes šoksim, bėgsim, lėksim, ieškosim, piešim, kabinsim, kepsim, žodžiu darysim viską, kas jums patinka. Artėja mokyklos prezidento rinkimai. Pakalbinkime mokinius šią temą. Labas. Už ką balsuosit rinkimuose ir kodėl? Gabrielė. Kodėl? Nes jinai, manau, yra kūrybiškesnė ir galėtų savo idėjas įgyvendinti. Už paprastumą. Ačiū Jums. Už ką ketinat balsuoti prezidento rinkimuose? Aš ketinu balsuoti už Emiliją Filimovaitę, nes man patinka visi idėjas. Aš taip pat manau, kad už Emiliją yra verčiau balsuoti vien dėl to, kad jos yra tvirtas charakteris ir tikrai yra verta užimti šią prezidento postą. Ačiū Jums. Šią savaitę teisme vyko atvirų durų diena, tad mūsų mokiniai išnaudojo šią galimybę ir ten nuvyko. Pažiūrėkime į įspūdžius. Kokie įspūdžiai? Ši išvyka iš tiesų davė daug naudos, žinojom daugiau apie nuobaudas, taip pat teisėja parodė mums sales. Kokios naudos Jums davė? Davė daug didelės ir geros naudos, sužinojom apie pačią teismo veikimą, sąlygas viso to, kaip nuo ko viskas prasideda, kaip viskas baigėsi ir tiesiog aplamai kaip vyksta pats teismas. Labai patiko. Ačiū Jums. Ketvirtadienį mokytojas Jonas Legas kartu su pavaduotoja Rasa Leidienė vedė vokiečių viktoriną. Pažiūrėkime dalyvių įspūdžius. Sveikas. Ar patiko viktorina? Labai. Ką naujo sužinojai? Sužinojau labai daugiau apie Vokietiją. Ar norėtum dar tokios viktorinos? Žinoma. Ačiū tau. Su jumis buvo Radio žinios ir aš Giedrė Tarasevičiūtė, bei mano kolega Donatas Ognauskas.